Ką tik baigiau studijas Šiaulių universitete ir jausmas yra labai nuostabus. Iš vienos pusės jausmas labai geras, nes tu žinai, kad prasideda visai naujas gyvenimo etapas, laukia nauji darbai, nauji iššūkiai, bet iš kitos pusės truputėlį ir liūdna. Nežinai, kad tos dienos jau nebegrįš, tas tikras studentavimas, ta laisvė. Tai atliktas dar vienas gyvenimo žingsnis ir tiesiog atsiveria dar vienos naujos duris tobulėjimui ir ėjimui į priekį. Mano tie studijų metai buvo tokie spalvoti. Universitetas išties labai daug man davė, labai daug leido pamatyti, labai manim pasitikėjo. Ir jei galėčiau rinktis, koks geriausias laikotarpis mano gyvenime, tai studijų metai būtų. Iš ties su dėstytojais buvo itin malonu bendrauti, kadangi kiekvienas dėstytojas būdavo tau kaip draugas ir galėdavai paklausti klausimų ne tik apie studijas, tačiau ir apskritai apie gyvenimą, apie gyvenimo pasirinkimus. Ką dabar aiškiausiai tikriausiai prisimenu, tai yra praktika atlikta, pati pirmoji praktika, kai tu net tiksliai dar nežinai, ką tau reikia daryti, nes esi vis dar pirmą kursę, bet tave jau kažkur pasiunčia rinkti kažkokios medžiagos. Ir viskas taip nauja ir įdomu, tai gal tas labiausiai ir yra toks įstrigęs prisiminimas, toks naujumo jausmas. Į Šiaulių universitetą verta stoti todėl, kad tai yra mūsų miestas. Dėstytojai labai palankiai žiūri į dirbančius studentus, todėl tu gali suderinti ir darbą, ir mokslą vienu metu. Manau, kad tikrai laukia smagus santykis su dėstytojais, pagalba iš jų, kai tau tikrai to reikės, smagus studentavimo laikotarpis, kadangi čia veikia puikios jaunimo organizacijos, kuriuose tikrai rasi kaip įgyveninti savo idėjas, išreikšti save. Abiturientė, rinkis Šiaulių universitetą, nes čia gera augti kartu.